Aš nebuvau pasiruošęs. Aš neturiu nei rankų, nei kojų, bet esu labai dėkingas, kad turiu štai šį plakantį viščiuko sparnelį. Žmonės mane pamatė netenka žado. Buvo šaunus nuotykis ant vandens kalnelių, čiuožiau žemyn visiškai vienas. Čiuožyklos apačioje viskas buvo kaip įprasta. Ir staiga pasirodo, aš visi praradęs žadą žiūri štai taip. Tuomet ir aš klausimai nužvelgę save tariu, kasgi čia dabar? Kurgi dingo rankos ir kojos? Kartais mąstau, gyvenime aš negalėsiu padaryti to ar ano. Juk nuolat galvoju, kaip būtų gerai, jei būtų taip ar kitaip. Ir kažkaip pamiršti tikrasis vertybės. Gyvenime aš niekada nekartoju, aš noriu rankų ir kojų, noriu, kad būtų rankos ir kojos. Aš norėčiau turėti rankas ir kojas. Norai ir svajonės dėja nepadės, bet aš atradau kelias esminės gyvenimo vertybės. Pirmiausia, atradau gebėjimą būti dėkingu. Atrodo, jau 8 metų būdamas mačiau apie savo likimą ir ateitis lyg ir buvo nuspręsta. Niekada nevesiu, niekada neturėsiu darbo, gyvenimas bus nevisavertis, beprasmis. Na koks gi aš vyras, jei net negaliu pimti savo žmonos už rankos. Save menkinti neteisinga, nes tu tikrai nesi menkesnis už kitus. Taip sušalau, kad net rankų nejaučiu. Aš myliu gyvenimą. Daug kas klausia, kodėl tu nuolat šypsaisi. Aš atsakau, o, tai ilga istorija. Visiems žinoma ir įprasta, kad nežinomybė ir neaiškumas gyvenime šypsenos nesukelia, nes neaišku, kuo viskas baigsis, nežinia, kiek tęsis tavo gyvenimo audros. Šiandien norėčiau papasakoti apie savo atrastas gyvenimo tiesas, kurios tik turi jums. Būsi kantrus, būsi kietas. Žinot, tai sudėtinga. Aš suvokiu, kad neturėdamas rankų negalėsiu laikyti žmonos už rankos. Bet aš žinau, kad atėjus laikui, aš sugebėsiu apglėbti jos širdį. O tam rankų juk nereikia. Neįsivaizduojamai daug merginų kenčia nuo valgymo sutrikimų. Labai daug žmonių pyksta ant gyvenimo dėl kažkokių kvailų buitinių nesutarimų. Pyksta vieni ant kitų. Siaubingai daug žmonių jaučiasi beviltiškais menkystomis. Kiekvienai čia esančiai merginai sakau, tu graži. Tu pati nuostabiausia. Esi nepakartojama. Būtent tokia, kokia esi, o jūs, berniukai, esate tikri vyrai. Šiame filme pasakoju apie savo gyvenimą, kaip man pavyko susidoroti su savo gyvenimo iššūkiais, sunkumais, nes matau naują, šviežią gyvenimo tikslą - būti dėkingam, svajoti ir niekada nepasiduoti. Bendraudamas su vaikais, jaunimu ir suaugusiaisiais, pasakoju apie savo išgyventus jausmus, atrastas gyvenimo tiesas, man mestus gyvenimo iššūkius ir apie visą tai, dėl ko nepasidaviau ir kovosiu ateityje. Nėra rankų, nėra kojų, nėra dėl ko pergyventi.